Labas vakaras. Fejerverkų už lango jau nebėra, tai aš taip suprantu, kad šventės baigėsi. Tikiuosi, kad jau po švenčių maratono visi ilsitės ir aš galvoju, kad atėjo laikas ir man jūs pasveikinti su atėjusiais. Gal tai reikėjo padaryti anksčiau, bet geriau vėliau negu niekad. Tai bet ir sveikinu visus, kuriuos pažįstu, kurie draugai, kurie prieteliai, kurie pažįstami su atėjusiais naujaisiais metais. Noriu palinkėti kelių paprastų, labai paprastų dalykų. Pirmiausia, tai sakykit savo artimiesiem, leisdami laiką jų tarpe, sakykit, kaip juos mylit. Draugaukit, draugams sakykit, kokie jie jums svarbus. Patys artimiausi, patys svarbiausi, patys mieliausi dalykai vyksta čia šalia mūsų, ne kur nors kitur. O čia šalia su tais pačiais, su kuriais mes bendraujam daugybę metų. Ir žinote ką, kolekcionuokite džiugias, žavias akimirkas, nes jos padės jums prisiminti metų eigoje, vis prisimenant tas geras akimirkas, jums leis pajusti, kokie jūs esat laimingi. Jeigu kartais ten koks nors debesėlis netoks išplauks, žinot, ką aš jums pasakysiu, jūs tiesiog pamirškit, neplakit nei savęs, nei kitų, neuždavinėkit klausimo, kodėl. Tiesiog pamirškite, verta, patikėkit verta. O dabar noriu padėkoti. Žinot, pirmiausia, tai padėkosiu už dovanas. Šiemet tokie neeiliniai metai, aš nežinau kodėl, bet aš galvoju tikrai labai daug ir labai netikėtų ir labai tokių nepažintų dovanų, sakyčiau, nepatirtų tokių. Dėkui už saldainius, dėkui už nematytą kakavą, dėkui už pyragus, kurie kažkaip brandinti, ilgai puoselėti, už naminius vaflius be galo skanius, už daugybę dalykų. Ir nenoriu vardinti dovanotojų, nes jeigu ką pamirščiau, tai būtų kaip gėda. Tai tiesiog pasakysiu, kad ačiū labai. Ačiū už grožio priemonės. Jos įpareigoja, teks pasistengti. Ir ką už šventes, už sveikinimus, už linkėjimus, už tai, kad kartais patrukdot, mielai prašau, nes nepykit, kad aš kartais įkrentu į tunelį tarsi į šulinį. Taip jau yra šią minutę, bet aš visada labai džiaugiuosi, kai man paskambinat, aš tada jaučiuosi bent kažkiek reikalinga. Paskambinat, parašot, paklausėt, pajuokaujat. Žodžiu, dėkui už tai. Dėkui merginom, kurios jau metai, 2 metai, 3 metai baigė lieknėjimą dar vis. Ir šiemet gavau daug žinučių, sveikinimų iš tų merginų, kurios jau seniai mane turėjo pamiršti. Ačiū, matyt dar nepamiršo. Ačiū tom, kurios žygiuoja dabar su mumis. Vasarinės, rudeninės, šaunusis pirmadienis. Ir aišku, šiltas, nepakartojamas, mielas sekmadienis. Sekmadienio susitikimai mes taip vadinam, kai ta bendrystė tokia perauga į draugystę. Tai ačiū visiems, kurie esat. Ačiū, kad kalbinat, kaip sakiau, ačiū, kad leidžiat pasijus svarbia kartais. Nenoriu to piknaudžiauti, bet labai smagu, kada jauti, kad kažkam rūpi. Nežinau, ar paminėjau šaunį pirmadienį, bet tai tos grupės, su kuriom, atrodo, dirbčiau, bet laikas baigėsi. Ką padarysi? Ateis kiti žmonės ir taip toliau. Ačiū už jūsų visą dėmesį. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu? Netingėkit dėkoti, netingėkit pasakyti, netingėkit džiaugtis, netingėkit įvardinti, ko jūs norit, netingėkit padėkoti. Ir gyvenimas tiesiog bus gražesnis. Taip ir atsisveikinsiu. Pabūkim ir toliau bendrakeleiviai. Tarsi žinot, kaip bendrakeleiviai susikibę už rankų. Kartu žygiuokim per sekančius metus. Dovanodami vieni kitiems šypsenas, nuoširdumą, atvirumą, pasitikėjimą.
bendrus vakarus, kavos gėrimus, stovyklas. Dėkui Jums, kad esat. Dėkui, kad aš Jūs turiu. Žinot, Jūsų tie visi sveikinimai, tos visos žinutės, man yra tikrai labai, labai, labai svarbi dovana. Man labai jų reikia. Aš labai tuo džiaugiuosi. Dar kartelį, būkit laimingi, ramaus drakoniuko. Tegul būna metai ramus, gražus, sveiki, sėkmingi, turtingi, kam poringi, kam vaisingi. Atsisveikinu su Jumis iki sekančio susitikimo.